galimai 13 metų stovinčio Porsche. O mes tepalus pažiūrėjom. Manau, daugelis sutiksite, kad Lietuvoje Barn Finds neegzistuoja. Galimai dėl ekonominės situacijos, druskų keliuose ar tautos įpročių nuvaryti automobilį į kapus patiems. Netikslaus vertimo mes tam neturime. Tvarto radinys, apleisto automobilio radinys, spręskite jūs. Žinoma, esame girdėję istorijų, kaip kažkieno antros eilės pusbrolis rado užkonservuotą, ilgus metus neeksploatuotą Santaną, Audi B2, įdomesnį Opelį, gal net BMW ir įsigijo pusvelčiui. Gal net gyvai parduotuvės parkingė užkalbinote pagyvenusį įdomaus eksponato savininką tikėdamėsi, kad pavyks jį nupirkti. Pamenu, man pačiam yra tekę 2 kartus mieste vyti senolius. Vienas jų 2014 metais vairavo standartinę S13, kitas prieš kelis metus labai geros būklės BMW E28. Tačiau tokios istorijos jau yra tapusios mitais. Kas tokiais atvejais belieka? Tik leisti laiką YouTube žiūrint kaip kur nors, dažniausiai Amerikoje, randa apleistus įspūdingus eksponatus. Todėl galite įsivaizduoti mūsų reakciją, kai sužinojome apie potencialų Barn Find. Ir ne kur nors kaime Lietuvos pakrašty, čia diskutuotina, o Vilniuje. Ir ne senjoro tvarte, o bičiulio garaže. Sveikas gyvas. Turiu raktus. Sveiki, YouTube'as. Jums, kaip nusiteikęs? Bet dabar gali tu papasakoti, nes matau, kad turi biškį ką pasakyti. Jo, šiaip reikėjo sumeluoti Pranciško žmonai, kodėl jinai be nieko, tiesiog nei šiukšlių, nei dar kažko eina į lauką tiesiog trumpam. Turim raktus nuo galimai 13 metų stovinčio Porsche. Tai turim draugą, bičiulį, kuris savo 19 gimtadienio progą pasidovanojo savo Porsche. Ir tada pavažinėjo kelis metus ir pastatė į garažą. Tai va dabar 13 maždaug metų yra praėję nuo to momento, kai jį pastatė. Jo, turim basic įrankių, kuro, boosterį. Visa idėja, kad pamėginsim padaryti bičiuliui siurprizą. Jie kaip tik šiandien išvažiuoja atostogų, tai jis pats nieko nežino, žmona davė garažo raktus. Tai mes pamėginsim jį užkurti ir jo, gal sugrąžinsim lietuvišką Barn Findą atgal į kelius. Turi būti 4 garažai krūvoj. Čia panašu. Nu ką, bandom išsiaiškinti. Ieškom klitoriaus. Jeigu kas nors esat gyvenime radę, tai parašykit komentaruose. Be šansų. Nu tai tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksim kitą kartą. O, palauk, žiūrėk. Opa. Nice. Nice, važiuojam, turim. Turbūt daugeliu išgirdus vardą Porsche prieš akis iškyla legendinio automobilio siluetas, variklis gale ir autosporto istorija, kur yra didesnė už patį autosportą. Gūdžiai 70-aisiais Porsche buvo ne pačioje geriausioje finansinėje situacijoje ir iki užsidarimo truko labai nedaug. Visai laimiai, pašonėje turėjo gerų draugų, iš kurių turbūt didžiausias buvo Volkswagen koncernas. Vis tik 911 kilo iš Volkswagen Beetle. Porsche ir Volkswagen santykis buvo daugiau nei draugai. Volkswagen dažnai naudodavosi Porsche inžinierių sugebėjimais, kurdami savo produktus. Vieną tokį kartą Volkswagen davė užduotį Porsche. Sako, suprojektuokite mums sportišką kupė masėms, kuris bus parduodamas po Volkswagen arba Audi ženkliuku. Porsche žinutę perskaitė, užsidarė kambaryje ir neužilgo sugrįžo su nauju, savo neįprastu automobilio konceptu. Priekyje Audi variklis, gale greičių dėžė ir varantieji ratai. Visą tai grakščiame kupė kėbulė pagal visas paskutiniųjų metų madas. Deja, kaip niekam nereikalingi stano komentarai aplankantis naujienų portalus, taip ir Volkswagen aplankė negandas. Sunkumai JAV rinkoje ir viena tokia nedidelė pasaulinė degalų krizė, privertusi stabdyti projektą neribotam laikui. Investavusi daug laiko ir resursų, Porsche nenorėjo susitaikyti su pralaimėjimu ir pasiūlė perpirkti šį projektą, su kuo Volkswagen net negalvojo susitikti.
Taip, 1975 metais gimė nauja Porsche išgyvenimo viltis, pavadinta 924. Sveiki. Wow. Stumdyta buvo, matosi. Tai tikrai nevažiuoja. Geras ženklas, akumus yra ant žemės. Nu, iš kvapo tai jo, stovėjo. Bet čia ne Porsche. Tai štai turim atsakymą. Išrinktas Defenderis yra antra mašina, tiesiog ant lentynos padėta. Cigariukų yra. Už litus pirktų. Dar 4 litai. Okay. Bet atrodo, ta prasme, nepaplyšusios sėdynės nieko. Sėdynės, tai žinai, kaip būna, tipo, randa kokio bronzos amžiaus karžygio, ta prasme, nesuirusi kūną molyje. Tai va čia grinai atrodo, šitam garažė kaip molyje užsikonservavo. Čia ant sėdynės net. Dulkius laksnis. Wow, bet šiaip tikrai tvarkinga, wow. O kas čia yra gale užklota šitam juodam celofane? Nebus kad suketvirčiuotas, kas nors guli čia. Palikim. Ai, jo, šiaip. Už kur tai netrukdys, tikrai. Žinok, yra problema. Klausau. Bus sustojęs laikrodis, žinok. Vidaus degimo variklio darbui reikia tik 3 komponentų – oro, kuro ir kibirkšties. Jei bent vieno jų nėra arba jų santykis yra blogas, variklis gali prastai arba visai neveikti. Todėl norėdami jį užvesti, pirmą pradedame nuo kuro bako. Nu jo, blem, aš sukišu iki galo ir ten nieko. Gal pabandom, žinai ką, prijungti akumą ir pažiūrėti, ar yra rodiklė, kuro rodo kažką. Boosteris užmauto. Ir turime žemiau rezervo. Puikiai, tai pilam švarų kurą ant viršaus ir nepergyvenam. Pažiūrėt, ar ant žemės nebėga. Liktais ne. Ant akumuliatoriaus. Žiūrim, kas bus, ar ne? Tai. Bandom? Aha. Pala. O mes tepalus pažiūrėjom? Ne. Pažiūrim, ar jų yra iš viso. Nu, pažiūrėk, bet aš nemanau, kad kažkas nupylė juos. Ne, tai gal jau pastatyta buvo tuščia. Oi, ne. Yra? Jo. Gerai, gesink. O. Geriau suka, geriau. Biški gazo. Bandau, bet nieks nevyksta, žinai. Gerai, stop. Pabandom carb cleanerio įpurkšti. Gerai. Tada žinosim, ar kibirkštis, ar kuras yra problema. Nes jeigu kabins ant carb cleanerio, reiškia kuro negauna. Jeigu nekabins ant carb cleanerio, reiškia žibirnikštės nėra. Bet žinai ką, ateik biški. Kapsi kažkas ir aš nesuprantu, ar čia yra... Ai, vanduo. Tai galbūt tiesiog aplyja. Antradėžė. Siurbiam orą. Čia įpursim gyvybės. O, vaikinė. Kelintų metų? 2008. Ta prasme, dar prieš krizinis filtras. Dar Snoro bankas buvo respektabili kontora. Man atrodo. Yeah. Galiu būti neteisus. Ir štukas lenktynėse važiavo Snoro Spikeris. Tiksliai, jo. Tai gal tu sėsk į vidų, aš papūsiu ir pamėginsim užkurti. Pala, šiaip mes kažką panašaus į gesintuvą turim, čia tiesiog šiaip klausiu. Ai, nu taigi. Tai benzinų užgesinsim, jeigu kas. Net vandens neturim. Degimas, važiuojam. Jokių žinių. Reiškia ne degalai, o kibirkštis arba degimas. Bet jis negalėjo nusireguliuoti pats, tai reikia žiūrėti. O kad bus degalai mūsų problema, bet... Aš tikėjausi, kad bus degalai. Šitą gal reikėtų pasižiūrėti. Reikia žvakelį išsukti ir jo žvakelčius pažiūrėti. Gal kokia, žinai, pelės žiurkės dar galėjo pagraužti kažką, bet neatrodo, kad čia jau buvo. Nu, ta prasme, okei, yra čia simptomų, ta prasme, tų visų
riešutų. Jo, kad čia galėjo tikrai pagyventi. Aš 2 elektros laidai mašina yra iš viso ir reikėjo vieną perkirsti. Gerai, tai neturim kūro ir neturim skierkos. Allegedly kūro neturim, dar not confirmed. Ir viskas, ką mes turim, tai oras. Tai Oras ir truputis akumuliatoriaus. bet irgi labai jau silpnai akumuliatorius. Bet turim parūkyt. Turim parūkyt. Reik pabandom arčiau į gazos sklendę papūsti. Čia nes gal ten... Nes čia dar ten per visą nepasiekė. šitą... Jo, per visą šitą praeina. O! Jo. O! Yeah, boy. Ant purkštuko kuriasi, bet Tai reiškia kūro. vadinas kūro negauna, jo. Kibirkštis yra. That's nice. Bent kažką žinom. Jo, kūro pompa kažkur arba kūro relė gali būti. O. Mane taip ramina su mašinom dirbti. Visiškai kraujospūdžio nekelia. Ne, visiškai nesinori trenkti. Taip. Nežinau, ar čia kamera gerai fokusuoja. Pati paskutinė yra 11 flashing lights. Ne, bet net netinka. Gal atsuksiu čia ir išimsim biškį visą saugiklinę. Nes tais išsiema. Aš jau 3 para. Lindau į patį mažiausią urvą. Į šitono pažasties urvą. Garsui. Bet dar turiu vilties išlyst. Ar pavyko? Užtrumpinau pompą kūro. Tai Okay. pabandyk Tai gal papasakok auditorijai, kaip tai padarei. Su laiduku, bet yra kūro relė, tai įtariam gal jinai nelabai gera, tai tiesiog džempinam ją, tai yra tiesiai sujungiam laidus ir dabar Taip tariant, užtrumpinai. tas žodis. Tai. Gerai, puiku. Aš tada uždėdu klemą ant akumuliatoriaus ir bandom išgirsti, ar kažkas bus. Wow! Yra. Aš girdim kūro pompą, pamėgink jo. Okay. Reikia įlyst pažiūrėti, ar nebėga jokie skysčiai. Sunku pamatyti, bet lyg ir nieks nevarva. Taip sunkiai dirba, bet Bet pirmą kartą... Fui, Marvė. Bet pirmą kartą lauke po 13 metų. senas Audi variklis. Veikia. Ką žinau, tepalas lėgių yra, akumą krauna. Baisiausia, kad ten žiurkių visokių pridaryta buvo, tai kad neužsidegtų kas, bet gal turim gesintuvą. Bandysim važiuoti. Biškį reik ratuką važiuoti. Bandau tada per čia. Biškį su kairė koja gazą paspaus, kad neužgestų. No problems. Juda po 13 metų. Pirmą kartą, jeigu ką mes uždaroj teritorijoje. Šiaip sėdynės patogas, ta prasme. Jo, labai gerai. Išskyrus tai, kad ant žvyro sėdžiu kažkokio, bet čia visai patogu. Vienas labiau tokių skėčių dalykų. Ačiū Dievui, kad uždarai teritorijoje. Taip, su gaisrininku ir greitosios pagalbos palyda. It's Britney, bitch! O, veikia! Kai paskambinsim savininkui, Pranui, Pranciškui,
parodyti jo mašiną, turėtų jam būti visai staigmena, nes jis net nesitikėjo, aš gali būti, kad jis pamiršo, kad jisai turi šitą mašiną. Tai bandom skambinti. Ką iki? Mašinytėj dabar prisėdau. Kaip atostogos? Kas yra? Gerai atostogos. Atostogas neblogai, oras prastokas, bet manau susitvarkės poros dienų bėgi. Mes čia turim tau tokią naujieną, nežinau ar tau patiks, bet palauk, apsuksiu kamerą. Pažįstam? Tiek dumelis net eina. Palauk, jinai užkurta, nesigirdi. Iš to galo niekas nėjo. Tai palauk, tai tu nori pasakyti, šį sezoną galėsi pasivažinėti? Nu, jo, jeigu labai norėsi. Klaustukas didelis, jo, bet... Jeigu labai norėsi, galėsi, bet čia biškį dar yra, reikia ką padaryti tai mašinytį. Tu geriau papasakok, kodėl jinai 13 metų stovėjo, ta prasme, kodėl jinai nejudėjo. Šiaip tai, aš tiesą pasakius, net neatsimenu, kodėl aš ją tikrai pastačiau į garažą. Gali būt, kad buvo labai nepatogu su ją kaip Daily Car važinėti. Gal tokia buvo istorija. Šiaip tai tada šį sezoną reikia pajudinti krypsas dėl patarimų, kaip tą įgyvendinti. Gerai. Sutarta. Ačiū labai. Gerai. Gerai atostogų, čiau. Iki. Linkėjimai. Čiau. Nu ką, Dar vienas patenkintas klientas. pastatom dar 13 metų į garažą. Ką, statom į garažą? Jo. Kaip ir Andrius Kubilius, kuris 2008 metais paaukojo savo politiko karjerą vardan to, kad išsaugotų Lietuvos ateitį, taip ir Porsche 924 atlikęs juodą darbą ir suteikęs ateitį šiai markiai nugrimzdo į praeities šešėlį. Nors savo laiku tapęs pakankamai populiariu, 924 per daugelį metų taip ir neliko neįvertintas nei entuziastų, nei kolekcionierių. Užvirėm. Jo, tai... Bet tai kas čia, Audi motoras. Audi motoras, Ne pirmas kartas. Lydės? Šoks į vidurį? Stop. Ei, bet ta prasme, jeigu reikėtų atsakyti klausimą, ar važiavo uždaroje teritorijoje ir saugiai? Taip, Gal. visiškai teisingai. Visiškai mes savo darbą padarėm be 5 minučių. Prikėlėm, užkūrėm, apvažiavom, patikrinom, pastatėm. Nu ką, sėkmingai? Sėkmingai. Jeigu turite kažkokių kitų klausimų, klauskite, atsakysime video formatu. Mes nesutinkame, kad ne visi Porsche nusipelno stovėti vienodai iškėlę galvas. Tačiau jų gamai yra dar vienas modelis, kurį visi aktyviai engia, skriaudžia ir pravardžiuoja. Susitikime kitame epizode, kuriame bandysime išteisinti kitą, šį kartą važiuojantį Porsche bjaurų jančiuką. Iki.